grinai auka. Kaip pavyzdžiui Dominikas, kai aš tada, prieš kiek čia metų buvo, važiavau pas jį į Klaipėdą. Aš važiavau pas jį dar tada, mes su juo draugiškose santykiuose buvom. Aš ta prasme mačiau augantį talentą ir aš kaip Lietuvos kovos menų atstovas, galbūt nežinau, kiti sako, kad lyderis, stengiausi jį palaikyti, jam padėti. Žinau, kad jis iš to pačio miesto, iš to pačio trenerio, jisai taip pat užsivedęs kaip ir aš buvau, tik aš tuo metu palaikymo tokio negavau, o jam norėjau jį suteikti. Aš važiavau su juo pasitreniruoti, jam duoti patarimų kažkokių draugiškų, su juo kartu pafilmuoti, duoti kontento jam kažkokio, biški padėti. Ir kad jį sutraumuoti tikrai nebuvo jokių klausimų ar problemų ar norų. Tiesiog tai buvo. Ir matosi video, kad aš su juo lengvai žaidžiu kaip su vaiku, bet kad jis sulūžo. Ir jisai paskiau grįžęs po šito konferencijos pas save socialinius tinkluose kaip maža mergaitė verkė. Skundžiasi. 30 metais atvažiavo, 17 metai ar 18 metai ten sudaužė, tai davai visi dabar važiuokime ir daužykime jaunus kovotojus. Niekas tavęs nenorėjo daužyti nei ką, bet kad tu pripratęs prie palietimo žaisti, o mes pripratę žaisti prie kitokio stiliaus, todėl mes ir esame šiek tiek skirtingi. Kai ir ateina kova, mes nebijom to smūgio, mes nebijom jį priimti, mes nebijom eiti į jį, o ne bėgti slėptis. To mes ir skiriamės. Kad statyti kovos menus ant pagarbos. Kad man pagarba turi būti pirmoje vietoje. Bet aš matau, kad dabartinis jaunimas pagavo tą bangą ir su ją kartu plaukia ir jiems niekas atgal nesugeba duoti. Aš galvoju, gerai, aš paimsiu savo rolę, kur aš mėgstu pirmą padaryti, o tada pasakyti. Ir atkirsti jiem. Bet jų pačių, žinai, kaip yra angliškas posakis, try your own medicine. Ja? Ta kartelė tegul paragauja. Ir žiūriu, kad jisai pradėjo mikčiuti, nesugebėjo nieko pasakyti. Jis supranti, kas yra dar su šiuolaikinio jaunimo problema. To, kad jie kieti, kol jie yra neliečiami. Bet tik tu jiems parodai jo vietą, parodai, kad jie yra neteisūs, juos grąžini ant žemės, aš nesakau nužemini, tiesiog grąžini ant žemės. Tai jie iš karto krenta į aukaus vaidmenį.